Na ką, labas rytas, publika. Šiandieną pusryčiams verdame kapą, nes už lygiai 1 valandos turime pirmą Muay Thai treniruotę Tailande. Let's go. Jo, seniai kapai. Perviriau. Nu ką, pirmas kas sekas, su kapo iš karto. Nu, na. Tu pažiūrėk ten kokio dydžio. Tikiuosi, kad nesukodinau, tikiuosi, kad sustarkis. Aš vakar nepadidėjęs, nes susitraukė dvigubai savo dydžio. Kai dauniukas su ta kapa atrodo. Šitas šūdas turi būti tiesus, mano dantis turėjo eiti per šitą visą dalį, o dabar nuėjo per vidų. Na jau, gaminti ne tau čia. Tikrai ne koks šefas aš. Susitiksim salėj. Nu ką, viskas, su draiveriuku jau užsišokom ant pirdos. Lekiam. Gabriukai, kur lėkit? Lekiam sportuot su Gabriuku. Var lėkiam jau į džimą. Nu toks džimas įdomus, undergroundinis toks kabiški. Pasidėjo trenkia. 20 minučių trenkęs. Kiauriai šlapės jau. Gabriukas ten irgi jau nusikalęs, kiauriai šlapės. Panašiai baibelis. Nusiplakęs. Man čia patinka. Drėgnumas tavo paro. Šlapės. Drėgnumas stiprus pas abudu. Pirmas komentaras po treniruotės. Sausos vietos nėra. Pas mane... Irgi šlapės visą. Lapoka visai, jo. Muay Thai užskaitytas. Tiesiai išeinam iš salės. Tiesiai į lauką. Opa. Užsimetam tapkenus. Lauke lietus lyja. Nu, egzotika. Bananų medžiai auga. Mūsų bitskės irgi auga. Pas tavęs bitskė auga? Ne tik bitskė po šitos renkis. Kas dar užaugo? Kojas, kada čia va šitos vietos. Gerai, reiškia, dirbi. Bet čia tie, kur skraido, tai čia ne paukščiai, čia šikšnosparnis skraido. Bet kaip parodyti dabar, kad čia šikšnosparnis? Nu, neparodysi niekaip. Žodžiu, pasitikėkit manim, čia šikšnosparnis skraido. Nu, parodyti. Oi, nu, turi užgaudyti. Nu, šikšnosparnis. Ne. Opa. Va tokį, va šikšnosparnį padarė man, kas seka. Savadikap. Taip, patrenkė su pridosku lekiam lauke lietus lyja. Casual pirdo Tailande. Kadangi čia Tailande niekur negalima iš krano vandens gerti, tai varau pripilt vandens. Dabar turiu tiek taros. Tai tokį biudžetą. Pašeriam aparatą pinigais. Tai yra 7 batai. Kaip koks NPC, atsistoji ir lauki. Pribėgo. Užsuki. Padedi. Važiuojam. Viskas, varom namo. Opa, žmonelė jau valgys padarius. Paragaučiau ir skai. Jo. Nemanau, kad čia dėl to, kad aš manau, kad čia priesko nieko įnė. Labas rytas, kolegos. Na ką, atsikėlėm, abudu šiek tiek sulaužti, po vakar instrumentukų skauda, bet už 40 minučių prasideda antrą treniruotę, tai varom ruoštis, puoštis ir varom sportuoti. What the fuck, kaip čia žasforą veikia. Jau stovim čia. O, ką tik užsidegė žalia. Stovėjom prieš štoforą, bendrai stoja lygiai 7 minutės per raudonos šviesos. Nesumaž tokio šūdo. Dabar jau visi lekia, viskas gerai jau. Geras šūdas. Nu ką, pasportinom, viskas, treniruotė padaryta. Tokią salytę čia, su taitais pasportavom, va taicai pakritę sėdė, čilina. Nu faina čia ta salytė visai tokia. Kaip jau šaudynių, vandenukų, bokšto kriaušytės. Thank you guys. See you. See you. Padarai fotkytę istoriuką?
Kažką prikluoti. Bus toriukas fainas. Nežinau. Toks va trenkiai hamakėlis pakabintas. Tai va salytė atrodo. Įėjimas salytė. Tokie va vartai. Ir čia išėjant tiesiog kiemai. Ką lekiam namučio, pavalgom, powernapą valandikės. Ir už 3 valandų antrą trenkę. Let's go. Kaip tavo emocija? Fain. Domas sako, aš galvoju po pusės metų trainingo varyti kažkokį competition, tai pasikovoti viską. Mes kažkaip vakar dar kalbėjom, kiek kartų į savaitę, aš sakau, plenau, įmam gal kad kiekvieną dieną. Domas sako, ne, 2 dienas į savaitę užteks, čia ką čia pasiruošim. Dabar paklausim treneriuko. Treneriukas sako, nu jeigu nori pasiruošti, tai per 4 mėnesius reikia 3-4 kartus į dieną treinint. Domas toks žiūri, baliai. Aš tai manau, kad man užtektų ir 2 kartų į savaitę. Drąsiai, 4 mėnesiai, po 2 kartus į savaitę. Kiek čia gaunas treniruočių? 8 mėnesių, 18-4. Taram 2 trenkės pasiruošti varžyboms. Aš tai manau, kad užteks. Nu aš biudžeto neturiu, kad varyti trenkės. Čia, bet treniruočių mėnesis full skaičiuota 300 eurų kainuoja. Aš neturiu tokio biudžeto, aš dėja studentas. Jeigu 2 kartus į savaitę po 9. Aš taip laivą jungsiu per tavo competitioną. Tiek žmonių pasijungs pažiūrėti, kaip tą dvasiną ten. Nu ką, lėkime vietinį kabakėlį kažkokį pavalgyti. Turim aplinkui labai daug azijiečių mumis sėdinčių. O dabar kapojam makaronai vištieną. Skanaus, paragaujam, pažiūrim, ką čia turim. Nu, kabinam. Vištiena į vištieną. Makaronai vertinu. 80. Nu ką, pailsėjom, grįžom. Viskas varam iki antrą trenkę. Emocijos tokios, pirštai taip atrodo. Antrą trenkę jau puslės atsirado. Nu, svarbu, kad nepasiduoti. Apsiviniojo ir eina iki galo. Problema tokia, realiai nebuvau pasiruošęs prieš treniruotę. Visi su lietpalčiais važiuoja, šlapia. Lai. Nu ką, baigiam antrą dienos trenkę. Kaip tau nuotaikos? Kokie komentarai iš tavo pusės? Geriausias decisionas šiandien atvaryti čia. Žiauri faina. Trenkiai esam. Visi europiečiai, visi baltijos. Treneriukai į taicį. Nu, treneriukai taicį, visi, kas treniruojas baltį. Bet daug pafilmėsi. Kaip tai nulaužė. Nenori? Kaip krenti pafilmė. Kaip tai paaiškinti? Ne, tai pongo, padarysim. Keniu. Ne, tai spėsim. Keniu. Im. Nesunkiai čia buvo. Davai, laikosi ilgas Domas. Neblogai moko, daro triukus, kur šiandien išmoko. Pažiūrėsim, ar padėsim tai. Bet dar ilgai laikus. Ką ten, bet glamonėjas. Aš manau, treneriukas norėtų, tai užsiniais gulėtų. Opa. Nu gal ir ne. Jau atsitraukinėja Domas. Įsižaidė. Normaliai visą sumėti. 3 kartus ar 4? Normaliai. Padaužė. Nu, bet beveik. Kitą kartą versi. Šiandienos po treniruotinę vakarienę atrodo štai taip. Net nežinau, čia labai vakarienę galima vadinti. Labiau čia pašarėlis toksai kaip gyvūniukam. Faršas, ryžiai, sūris, kiaušiniai. Viskas į proteiną, viskas į raumenį. Labas rytas komanda. Nu ką, po 2 dienų intensyvių treniruočių visas sulaužtas, jaučiuosi, vos paeinu. Kaip kolegai sekas. Oi, kolega irgi išvirtęs, ne pačia geriausia stadijai. Bet ką, mes nepasiduodam ir už 3 valandų laukia dar 2 treniruotės. Let's go! Blemba, iš tikrųjų savijauta tai jau žiauroka. Visas sulaužytas, kojos skauda, rankos skauda. Gabriukui taip viskas skauda, kad Gabriukas namuose pasiliko. Net nevaro šiandieną į trenkę, sakė per daug viskas skauda, rytoj prisijungs. Spidometras dėl bachūra nieko nerodo visiškai. Svarbu, kad maistelis yra kur kepti. O čia bachūras su 2 rageliais važiuoja. Irgi faina. Taip, taiciukai dirba visi. Salėj baisiai karšta, visi šlapi kiaurai. Tokie čia vaizdeliai žymė. Laipė moteris ant vyro. O aš baigiau 1 trenkę. Jau nebežinau, ar bus šlapesnis, jau mano sumak šlapės. Bet ką,
Varau dabar 10 minučių pertrauką ir antrą trenkę. Padarėm vieną Muay Thai trenkę, dabar laukia antroji Jiu-Jitsu. Nusulankstė mane normaliai. Opa, kažką daro raitas vyrai. Ką, viskas, trenkė baigta. Oh my god, nubaudė biškį treneriukas, sudaužė, veidas nubrozdintas, viskas skauda, vos paeinu. Bet nori, kad 10 iš 10 lekiam namo. Tikiuosi, žmonelė kažką bus valgyt padarius. Nu, pažiūrim, ką žmonelė valgyt bus padarius. Nu, žmonelė, ką valgyt padarius esi. Opa, žmonelė 2 pizzas nukapojus. O man palikai? O man palikai? Vyras sportuoja, žmona namuose sėdėva, pizzas kapoja, karočią, visą apsivertus, indai neplauti. Kas čia per žmoną, purvini indai, purvini. Bet nevalinė gyveni žmona, alio. O ką aš? Blogai atpisa vyras. Nu ir ką tai tokį pasakysi? Nu ir nieko nebesakysiu, varau valgyt kažką užsakyti ir varau mėgot. Toks va, vištiena, ryžiai, kukurūzai. Žodžiu, rimtas reikalas. Bomba. Tiek valandų dabar. Ir blemba galvoju, noriu kokio nors sneko. Ir atsimenu, kad Tailande esu. Tai pasėmiau arbūziko dėžutę. Ananasų. Ir dar kitokios rūšės ananasų. Taip, gersim su vandenuku. Bet pirmą reikia draugui pasiūlyti, ne? Nešam kolegai. Nori ananas? Blet, aš bėgu. Gerai, sen labai. Bachūras tai gerai, kad šalmų turi užsidėjęs, nes be šalmo jam jau ragai būtų. Dega raudonas, tapkės. Važiuosim, mane važiuosim tą raudoną. Oi, ne problema, tą raudoną iš tiesų. Ką, labas rytelis, atlėkėm į džimą. Tiek valandų turim. Eik tu. Prieš 3 raundus atrodo taip. Parodė Gabriukas man kaip moka, ar neparodys? Nu, pažiūrim varo, o pašiu su jėgų šaunuolis. Stiprus vyras Gabrielis. Vau, o čia tai vyras. Kažkokį tokį čia kabakėlį radau. Matau, kad žmonių yra, tai galvoju, bandau čia pavalgyti. Or with chicken? Pasiu. Still fried basil. With, Okay. Yeah. Sit down. And also fried. Okay. Hello, yeah, hello. I want like to order 2 like. Yeah, okay. Kapungap, thank you. Nu kažkaip čia išsiaiškinom komandiškai, ką noriu pasiimt valgyt. Kažkokiam angare, garaže. Tokie staliukai sudėlioti. Ten gale telikas rodo. Fenas sukasi. Visai faina čia. Pirmas mylas toks. Čia turim, nežinau kas čia yra, vištiena su kažkuom. Paragaujam, atrodo šiaip visai neblogai, nu ką žinau, vištiena ir makaronai turbūt. Wow, čia tai bombiniai vištienai su makarais. Very good food, yeah, kapungap. Yes? Don't speak Thai. Yes, I order both or grab. I don't speak English. Yeah, okay. Oh, it's okay, yeah, it's okay. Okay, kapungap, very good, bye, kapungap. Come back. Yes, okay, kapungap, bye. Pavalgiau 2 porciją, vis tiek neprisivalgiau, dar pasiėmiau greitą protein sheiką. Belia kaip saldus, bet ram 3 gramų proteino. Ką varau namo, gal powernapą greitą, pavalgyti ir vėl trenkia. Let's go. Kaip faina grįžti vėsius namus. Laukia dabar yra tokia va temperatūra. Realiai salėje tiek pat laipsnių, nes visa salė laukia. Jau lekiam su driveriukui trenkia. Belia kaip nieko noriu, nusikalęs valgyti noriu, nieko noriu. Turiu nujautą, kad toj labai stipriai lys. Taip, panelė pytė sukryžiavus ant pridosiko lekia. Vaikų, čia autobusas. Man, čia kitas draugelis. Tiek valandų, o realis laukia toks. Šiandien antrą treniruotę, varom pavalgyti. Ir varom žiūrėti Netflixą ir miegot. Pažiūrim, kiek išgręšiu Maikį, kiek išbrėkstu, kai tu nuolaikės.
Tu, va. Nu, vieną treniruotę. Geras kalbas. Čia bachariukas iš mūsų trenkių. Su tuktuku lekia namučio. Lempa maikė patrenkęs buvo kiaurai šlapia, tai galvoju, gal kad neperpastų geriau be maikės varyti. Tai lekiama jau su vairuotojuku namučio, o pačia 4 bachūrai ramiai sausėdi bagažė. Draugelio gimšė šiandien tai derina, kad taitas pasveikintų su gimšė draugelė. Nu, suderins, kad pasakytų su gimtadieniu. You are YouTuber. Ir aš įstoriu. Happy birthday. Teigia, bro. Ką pagadai? 10. Oi, tu kaip jis. Kas čia, seniai? Tai net šviesų suvarė. Čia laivas. Oi, elektra dingo. Kaip pagauta? Nu, kai elektra vis dar neatsirado, užsakėm maistelio. Čia kažkokias sriubytės turim. Tu da... Eiktų... Nu, blėt. Kas taip daro, sriubas? Nu ką dabar daryti su šitom? Blau, kad... Koinė dabar visą. Eik, tu koinė. Tai supranti? Nauja koinė pirmą kartą uždėta. Nu va, man tai pašventinom. Nebeimsiu daugiau sriubos. Trauma man dabar jau. Ir dar kad karšta, prakaitas, varva elektros nėra. Čia yra makaronai, čia neįsivaizduoju kas per dalykas. Kiauliena, kiaušinukas ir čia sriubytė, kur su pusė ingredientų. O pas Gabriel čia toks. Du vienodus įdėjo, tai iš vieno padarė sriubą, iš vieno normalų sausą mylą valgo. Dabar elektros nėra, bele kaip karšta, be kondiškės. Aš valgau visas, kiaurai, šlapės, mirštų prakaituose. Gabris visas nusirengia valgyti. Pažiūrėkit, kaip petrenkia, toks pats šlapės. Man čia irgi viskas bėga, kiaurai. Kondiškę, prašau, įsijungti rankšluostes, riešia Gabris. Kad nusišluostų, kol valga. Va čia tai išlikimas. Aš sakau, lygiai kaip ir trenkė, maikonas visas, kiaurai, šlapės. Kaip patrenkęs. Paro, Gabris irgi visas, blėdas. Atėjom pavalgyti, oh my god, pagaliau elektra atsirado. Labas rytas chebryte. Ką, lėkėm į milžinišką prekybos centrą. Milžinišką prekybos centrą. Pirkti Gabriui kapą, kad dantų neišmuštų per trenkę. Jau šokau pas Daiviriuką ant firdas. Wow, Daiviriukas davė šalmą. Va čia tai prabanga, per tokios prabangos galėčiau ir priprasti iš tikrųjų. Ką atlėkiau į prekybos centrą. Toks čia centriukas, 25 aukštai. Emkės čia sudėtos, nu faina visai. Taip atrodo čia, čia dar viena emkė. Mano šitą tokia fainesnė biškė. BMW baras. Tokį prikolą matė? Aš tai nematęs dar. Čia ir tokių retenybių yra. Nu okei, čia tai jau domina mane, biškį labiau už tas praeitas. Na, gerulė, šitą gerulę tikrai. Čia dar kažkokią salelę atradau, dar visokių BMW. Čia tokie prigrūsta. Toks į 8. Įdomu, galėčiau čia prasilėkti su jom po centrą. Taip atrodo vaizdelis, čia 25 aukštai į viršų, čia mašinytės po apačią. Labai daug azijiečių žmonių. Vis dar sunku priprasti prie to. Nu reikia biškį ir vietinę madą nepažiūrėti. Bet šiaip Zaroj kainos, kaip Tailande, tai čia kosmosas. 2 štukos batų už marškinukus. 2 štukos 200 už marškinukus tokius. Kainos kaip Lietuvoje, dar netgi už Lietuvą brangiau. Wow. Ledo arena padaryta. Lietuvoje Akropolį tai ledo arena ten užtverta viską. Kaip čia padarė sistemą? Ledas tokioj vietoje, kur aplinkui viskas. Aplinkui visur šilta viską. Tokie fainesni marškinukai. Pačekinam kainelę. 2 štukos 300 batų. Iš kur čia jam tiek pinigų gavo? Čia yra Tailando mėnesio atlyginimas. Tu durnas, tokio dydžio prekybos centras. Kiek čia? 58 aukštai. Ir mes čia iškristi, kaip nemalonu būtų. 200 PM laiko šitą video ir šoku. Aš nejuokauju. O man sakė, kad nieko nepasieksiu. Sėdžiu už žemkės vairo, va. Tai ką, hiteriukai, ką, matematikos mokytoja? Ką dabar tu man pasakysi, ką?
Ką tu man matematikos mokytoja, lietuvių mokytoja, anglų mokytoja, kūno kultūros mokytoja, darbų mokytoja. Kas man ką dabar pasakysit, ką? Už nuomojamas mašinos vairo iš karto ragelį draugė filmuoja. Negėda. Kamera pats stovi. Taip, draugelį šneka, įsivaizduojat. Prieš eismą, ne problema. Ką, rodyklės rodo vieną pusę, mes važiuojame į kitą pusę. Nes nelabai kažkam rūpi iš tiesų. Taisyklės yra tam, kad jas laužyta, ne? Aš tai irgi taip manau. Policininkas nieko nesako, traffic teamas žiūri, kaip mes prieš eismą važiuojam, nieko nesako, visi patenkinti, išsišiepę. Su mirgalkėm greitoji važiuoja, niekam nerūpi, niekas kelią nerodo, visi savo keliais toliau važiuoja šalia mirgalkės. Čia hebrytė, šalmas rankui, gerai, kad ne galvos, nes būtų problema, jeigu būtų galvos šalmas. Važiuojam, Indrį kelionio driveriukas sako, reikia užpilti kuro. Sustojam, ar ne problema? Nu ką aš sakau, ne problema. Sustojam. Techninės sklandumai šiek tiek šiokie tokie. Leom, bet bachūras. Šalmą tai bagažą turi, bet man tai nepasiūlė. Viskas, toliau į kelią. Gal tai kažkokia tai vietinė koldoninė. Tikiuosi, kad bus bomba. Sorry, big box is Yes. lost. No problem. It's okay. Okay, cup and cup. Original. Yes. Original sauce. Okay. Is what's up? Jau tokią čia porciją pasiėmė, nežinau, treniruotė man prasideda lygiai už valandas 15 minučių. Tikiuosi, kad spėsiu pavalgyti, suvirškinti, pačilinti ir neapsivem per trenkę skanaus. Ką, lėgiam salytę jau. Šiandien biški kitokią trenkę, šiandien sparingai nusimato. Biški daugiau veiksmelio. Hey, what's up? Hi. Hey. Hey! What's up? What's up, what's up? Ką sparingėlė jau 4 raundai praėjo, dar už 15 liko. Treneriukus suleidau, kokias 4 iš kojos į galvą. Jisai susiko nuo manęs, jis pradėjo iš blankio eiti, neišjungė, atsilaikiau. Prašau, antakį. Važiau. Pakirtau antakį čia jisai. Jis man nieko, dar aš laimėjau. Man valandelį su gabriuku vieną. Okay, let's go. Tokį vaisių kioską atradom eidami link trenkės. Sawadika, how much pineapple? 20 baht. 20? 20? One this, maybe one this. Dragon fruit. So 3. One. Opa, vietoj sudėlioja viską. Profesionaliai, ne? Viską taip pat vietoj paderina. 20 centų. Ble, kiek čia bakterijų dabar surinko tas vienas gabaliukas, čia nukritęs. Matau, net nedėsi. Ai. Man rods, kad didės. Ne. Bet jis suvalgys. Ok, cup and cup. Už tokį maišą vaisių šiam batu. Su tokio oreliu paridinėjom iš trenkės. Nu ne kažką, orelis tikrai. Orelis kaip ir nuotokia iš tikrųjų. Dienos vakarienė tokia tailandietiška. Ananasas, arbūzas, mangas, drakono vaisius ir too hot to handle. Perfect matches čia. Ir perfect match. Gabriel irgi vakarienė šiandien, arbūzikas. Tu užsakinėsim kažką rimdėsim, man atrodo. Nu ką, turim šeštadienį, be 10:09 ryto, ar lėkiam į trenkę. 10 iš 10 nenori, vis trumai skauda, tingiu. Nu bet ką darysi, ne, sportas sveikata. Šiaip nežinau, čia įdomus tas kontas, neįdomu, tai kiekvieną dieną. Sportas, miegas, valgyt, sportas, miegas, valgyt. Tai jeigu tai iki čia jau pažiūrėjai, tai aš jau myliu tave, maldėts. What the fuck, tai profesionalų sportininkai, kiekvieną dieną varo tiek sportuoja, visiškai tokie. Tai galima ir nesportuoti, ne, kam reikia tiek sportuoti.
Laukia šiuo metu yra tokia temperatūra. Nu ką, 9 trenkė per šią savaitę baigta, dabar šeštadienis, lekiam pavalgyti, o rytoj vėl trenkė, let's go. Štai atėjom į tokią vietelę, čia food hallas, nu kaip Vilniuje yra Paupio turgus, tai va čia yra toks ir čia visko, ko tik nori. Koldūnų, pica, Koldūnai. burgerita, dar tos spagečius ir dar smūzis yra mango. Atėjom nusipirkti picos, paklausė darbuotojų, kokio dydžio pizza, sako, nu jo, this size pizza, užsakėm tokias pizzienos atnešė. Picos vaflius. Kame prikolas, Tailandė niekur nėra normalių picų. Visur dydis, nu va toks va, maksimumas čia. Domino užsakiau, irgi žiauriai mažas. Taip nusivylė šią pizzom. Ateinam čia, sako, big, jau galvoju, toj pagaliau pirmą kartą normalią pizzą sukaposim. Bet ką nežinau, čia neki saldus vaflis, čia net nežinau, kas. Pizzos ingredientai, saldus vaflis, sūris, kumpis ir kečupas. Tada Gabrielius paėmė kažkokią triubytę, aš pačiupau kažkokį tokį dalykėlį, skanaus. Į vienuolyną veža Monka su tuktuku. Nu ką, labas rytas, hibrytė. Sekmadienis, tiek valandų ir atlėkiau į paskutinę savaitės uždarimo treniruotę. 10 treniruotę per savaitę. Gabriukas dar pasiliko namuose miegoti, piškį nusprendė šiandien nevaryti. Ką, baigėsi mano savaitę neatsiavau sporto, per savaitę padariau 10 treniruočių, manau visai neblogai. Ir galvojau, kaip reikia užbaigti šitą video. Ir niekai nesagalvojau, kaip reikia fainiai užbaigti šitą video, už kokią nors kulminaciją ar kažkuom. Tai tiesiog padarysiu giveaway'ų. Jeigu jau pažiūrėjai iki šitos vietos, tai jau manau, kad nusipelnei laimėti šį giveaway'ų. Tiesiog komentarus parašyk fainą komentarą. Išrinksiu, kuris komentaras bus fainiausias. Ir per kažkurį ateinantį video su merginom varysime double date su Gabriuku. Merginos išrinks dovaną, kurią laimėsi galimai tu. Tai komentuok fainą komentarą. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video. Ir iki, myliu tave.